Kadangi mes dabar čia gyvai iš sonatos paskaitos, laukiam savo eilės. Plaukai. Tai va, o šiandien aš sakau antroji daly. Matysim, tikriausiai užtruksiu labai ilgai. Aš pirmoji daly 13. Aš tai 7 tuoj. Aš antroji daly 3. Manyčiau, kad Aš man atrodo galiu į Tomo pamėgti. Ema Abramovaitė, kuri jums papasakos apie savo eilėraštį ir ką ji juo norės pasakyti. Atsiprašau, aš negaliu komentuoti šio dalyko, nes vakar išsisėmiau maksimaliai. Eilėraštis turėtų, atsiprašau, perteikti skausmą, kurį jaučiu savo gyvenime, bet dėstytojai ši idėja nepatiko, todėl aš perteiksiu džiaugsmą, skausmo Atžvilgiu. atžvilgiu, taip. Gražiai, tai yra prieš paskutiniai mano eilėraščio žodžiai. Ačiū gerbiamoji, aš viską jaučiu, kas vyksta aplink mane, mano aura labai stipri. Taip, mano pavadinimas, aš būsiu pasipuošusi, tiesiog ateisiu kaip į... Matot, idėja šiuo metu yra visai pakitusi, jinai dar generuojama, bet idėja yra tame, kad aš ateisiu kaip į festivalio atidarymą vedėjas. Taip pat norėjau klausti, jūs sakėt, kad išsisėmėt. Tai kągi sėmėte? Alų? Neišsisėmiau, pervargau. Pervargot. Taip, pervargau. Bet sėmėt alų? Emociškai ir kai alų sėmiau. Rindiriuška, kas ten miškė triuška, ar neįmantukas, raudonkepuriukas. Štai tokia linksma gaida pradedame interviu su mūsų Geležinio peilio eilėraščio ne autoriumi, bet idėjos autoriumi, taip sakant, ir sakytojų pagrindiniu Justu Grabliausku. Taip. Pasisveikinkite su žiūrovais. Sveiki žiūrovai. Štai ir kaip jūs ruošitės pateikti savo eilėraštį klausytojams? Aš bandysiu pateikti įdomiai bandysiu pateikti. Štai čia mes girdime pašalinius komentarus, tačiau nekreipiame į jos dėmesio. Taip. Ar jums svarbu tai, ką apie jūs šneka žmonės? Taip, man nesvarbu. Dažniausiai girdim visokius pašalinius garsus, tarkim kaip dabar kažkas cypia, murma, žaksi ir visai panašiai, bet, kam į tai kreipti Štai gerbėjos jau jūs puolamas. Čia zombiai puola. Tai va, o šiaip, ką aš žinau. Taigi, girdime Taip, jūs atsiprašau, publika gal galėtų netriukšmauti, nes... Man atrodo, mes iškviesim apsaugą, nes jau negalim čia tai... Taip, kitas klausimas. Kitas klausimas yra apie tai, kodėl jūs pasirinkote eilėraštį apie geležinį peilį. Atsiprašau, noriu pataisyti apie plieninį peilį. Plieninį, taip. Plieninį peilį, kuris raudi, aimanuoja, verkia. Mane gale bandys papjauti, bet aš atsispirsiu. Atsispirsit peiliui, ar tai interpretacija į kažkokius kitus dalykus? Taip, interpretacija į kitus dalykus, kaip apie žiūrovų sujaudinimą, apsiverkimą iki ašarų. Bandysim kaip nors sutramdyti, jeigu išeis sonatos pagalba. Aš tikiuosi, viskas bus super. Nelabai super, bet kažką bandysim išspausti. Taigi, linkime jums sėkmės. Taip, ir dar norėčiau perduoti linkėjimus, norėčiau perduoti savo... gerbėjoms ir čia mažiausi linkėjimai, bet šiaip linkėjimus noriu perduoti. Taigi linkime jums sėkmės. Aš tikiuosi, čia galą nukirpsit. Taip. Sėkmės jums tolimesnėse darbuose ir visame kame. Lauksime jūsų kitų pasirodymų scenoje. Jonsonaitė, kuri generuoja visas mūsų idėjas, organizuoja, produsuoja ir visaip kitaip skatina TED kolektyvą dirbti, nemiegoti ir kitaip linksmintis, smagintis kaip mūsų kūrybinė grupė už nugaros. Aš ką tik surežisavau šitą antrą planą, tai man labai sunku kalbėti šiuo metu. Taip, o jūs turite daug režisūrinių darbų?
Taip labai daug, ką tik užsėmiau savo režisūrą tenai tokiam slaptam kambariukį. Labai rimtų darbų dabar užsiemam, ruošiamės rytdienai. Taip, visi jau apie rytdieną žino, kadangi rytoj mūsų laukiamas egzaminas. O kaip jums sekėsi generaliniai repeticijoje? Vertinčiau save. Nu va, pastorėkime. Save, kaip save vertinčiau, vat. Save gerai. Nu, kaip save, žodžiu. O kaip jums sekėsi pačią save produsuoti? Reklama, kur skelbėtės ir kaip skelbėtės, kokiais būdais keliat skandalus? Mokiausi labai daug šypsotis ką tik. Tai dabar mano šypsena išdilo, tai aš pavargau truputėlį, tai jūs čia mane truputėlį kankinat. Na, o ką pasiūlytumėte sekančių mūsų laidos viešnia ir svečia? Kadangi mes turim labai daug eterio, bet neturim ką kalbint. Tai prašom, Simona, pakalbinkite. Taigi, dėkojame Jums už pokalbį, sėkmės prodiusuojant. Ačiū, man čia patiko sėdėti, aš galiu ir pabūti. Ne, tai jau galite išeiti. Ačiū.